Labas, esu Vytautas Pilius, priklausau Alytaus klubui. Mes dabar esam jaunų balandžių balandinėje šių mečių, kurie praskrido varžybas ir dabar jūs matot, kas liko iš po varžybų. Šitie paukščiai skrido 3 etapus, ilgiausias jų buvo Brodnica, šiaip orų skaitosi 330 km man, o keliu būtų 406 km. Paukščiai yra labai geros formos, jie prieš savaitę skiepinti, šiek tiek buvo sumažėjęs jų apetitas, bet dabar lygiai po savaitės jie laikosi puikiai ir matau, kad imunitetas stiprus, o tam aš įdedu labai nemažai pastangų. Tai yra vienas iš mano jaunų balandžių, jų tėvai parvežti yra iš Anglijos, tai yra vadinama veislė arba rasė, yra Staff Van Riet. Jis irgi viską atskridęs, kaip jaunas balandis. Tai yra puikios plunksnos, geras sudėjimas krūtinė plati. Tai yra vėlgi uodegos vieta nugara plati. Iš šitų paukščių aš labai laukiu gerų rezultatų. Tai turėtų būti jau sekančiais metais. Nuostabiai pagal viską, bet šiaip tokies teorijos aš netikiu. Tikiu tik rezultatais. Viską parodo varžybos ir jų pasiekimai paukščių. Aha, ir ką mes čia matome baltą vestuvinį balandį tikriausiai, ar ne? Tai toks vestuvinis, šitas balandis yra irgi šių metų gimimo. Jisai irgi atskrido, kaip ir tie visi spalvotieji, atskrido Brodnica, tai buvo tie 2 etapai ir jisai parskrido ir iš tų 330 km. Tai jis yra šių metų gimimo ir tai rodo, kad baltas balandis gali taip tolygiai skristi su spalvotais ir jisai nieko neprastesnis už tuos spalvotus. Aišku, galbūt didesnis procentas jų atkrenta, bet šiaip jie irgi yra lygiaverčiai varžovai ir mano mintyse yra taip, aš juos dabar paveisiu ir jie įrodys, kad jie yra nieko neprastesni, netgi geresni už tuos spalvotus. Jie laiko dekoratyvinius balandžius ir neapsisprendžia ar tą daryti. Pabandykit laikyti sportinius balandžius, pabandykit su jais startuoti, pamatysit, kiek jums duos teigiamų emocijų. Tai yra nepakartojama, kai tu lauki ir paukštis grįžta iš 5, iš 800. Dar jeigu grįžo jis pirmas, tai toks adrenalinas, kad neįmanoma to papasakoti, reikia pačiam tą išbandyti.